Visų pirma, norėčiau tikrai pasveikinti komandą su iškovota pirmąją pergalę. Mums, aš manau, tikrai labai svarbi jinai yra psichologiškai. Pasijungė naujų jaunų žaidėjų, kurie tikrai įnešė, manau, labai teigiamos energijos. Tikrai visi vyrai atidavė, manau, visas jėgas, kovojo kiek galėjo. Aišku, varžovų nebuvo pagrindinių kelių žaidėjų. Manau, tikrai, jeigu jie būtų buvę, kur kas būtų mums buvę sunkiau. Aišku, ir pas mus šiandieną nebuvo poros, sakykime, svarbių žaidėjų, bet tikrai esu patenkintas iškovotą pergalę. Pirmą dalį tikrai gan gerai, kai neturėjom savo centrų šiandien, jie irgi neturėjo, galim sakyti, bet pirmą dalį mes žaidėm komandiškai, pakrito tie metimai ir gan neblogai atrodė. Paskui antroji daly pradėjom žaisti po vieną, jų penktas surengė savo tokį pasirodymą, skaityčiau, vieną iš gražesnių. Aišku, ten pataikė savo tritaškius, mes nepataikėm, dar buvo, man atrodo, tokie taškai, bet paleidom varžybas per tą spurtą ir paskui viskas nebėjom grįžti. Sėkmės visiems.